Na ką, Silvė, turiu tokį klausimą. Kasgi moka už turto vertinimą? Pirkėjas ar pardavėjas? Kas moka? Nu, aišku, kad moka tas, kam reikalingas tas vertinimas. Tai abiem reikia. Ne, abiem nereikia. Reikia dažniausiai, jeigu su paskola perka. Tai čia dažniausiai tada ir reikia. Tai reikia pirkėjui. Tada pirkėjas užsako vertinimą ir po to jį pateikia į banką, kad jie vertintų. Bet čia mes kalbam būtent apie turto pirkimą. Jeigu, pavyzdžiui, nori pirkti su banko paskola ir tada tas pirkimas, vertinimas vyksta, reikalingas kaip ir pirkėjui, teisingai? Taip. O gerai, o tarkim, jeigu reikia to vertinimo, kaip pavyzdys, nežinau, retrospektyvinio kokio, ar šiaip įvertinti turtą, tai apmokagi pardavėjas. Ne, tai matai, čia retrospektyvinio, tai čia žmonės nori sutaupyti ant mokesčių, tada užsako, sakau, kam reikia, tas užsako. Jeigu reikia žmogui, kuris paveldėjo turtą, ar kitais ten atvejais, tai jisai aišku ir apmoka. Taip, tai aš irgi tą vertintoją duodu tiek klientam, kuriem reikia retrospektyvinio, tiek, kurie perka būstą. Tai vertinimas ir tam ir reikalingas. Kartais, ar pas tave nebuvo, kad užsako pats pardavėjas, nes jam būtent yra klausimas, kad sako, o vdruk tu neįvertinai teisingai. Ar nebuvo? Ne, tokio nebuvo, bet pas mane buvo kitas atvejis. Pas mane buvo toks atvejis, kai pats pirkėjas tiesiog nenorėjo mokėti, nes galvoja, kad negausiu paskolos. Kaip pavyzdys, tarkim, aš išleisiu pinigus, man padarys vertinimą, paskolos negaunu. Tai buvo ir tokiu atveju, kai žmogus pradžioje ieškosi turto ir tik tada kreipėsi į banką. Tai ir taip gavosi, kad nenorėjau mokėti. Tai aš, kaip gera brokerė, apmokėjau tą vertinimą, nes aš žinojau, kad jie turės gauti tą paskolą, aš domėjausi, su jais kontaktavau pastoviai. Ir viskas. Ir taip gavosi, kad aš sumokėjau ir viskas. Ir žmonės gavo patvirtinimą iš banko, mes turėjom jau vertinimą, mes jau neturėjom gaišti to laiko, nes iš esmės čia, kiek sugaištume, savaitę kažkur, apie savaitę užtrunka tas visas vertinimo procesas. Ir viskas. Tai buvo tokia situacija, nes tiesiog labai norėjau parduoti, žinojau, kad reikia, vis tiek anksčiau ir vėliau prireiks mums to vertinimo, bet kokiu atveju. Tai taip ir buvo tokia situacija. Bet matai, jeigu tu pardarytum vertinimą savo vardu, tai jiems netiktų. Taipogi pas mane būna klausia, o gal jau buvo darytas vertinimas? Tai aš sakau, ta prasme, vertinimas netgi jeigu būtų darytas, tai jisai netiktų jums. Jisai tik parodytų vertę, žinai, kad, tarkim, 250, arba ten 100, priklauso nuo objekto, ne? Taip. Bet realiai, sakau, vertinimas jisai, būtent yra daromas tam žmogui, kad jisai, jam, suprantate, jeigu bus padarytas Silvijos vardu, tai tau netiks. Ne, Silvijos taip, bet aš tai užsakinėjau kaip šitų klientų vardu, nes tiesiog turėjau žinia, kad taip, jie gaus tą paskolą, viskas bus tvarkoje, ta prasme, šitoje vietoje viskas buvo labai gerai sužaista. Bet sakau, tiesiog parodžiau tokią iniciatyvą, kad visų pirma neprarasti kliento, o visų antra neprarasti laiko, nes svarbu ir tas, ir tas. Tu esi, žinok, super brokerė. Man, žinok, neteko mokėti už vertinimą, nes mano klientai, sakau, jie, kada jau, kaip sakant, aš jam, jeigu reikia, aš parodau sandorius, kad viskas bus gerai ir jie apmoka, nes jiem to reikia. Taip. Ar atsakėme į tą klausimą, ar ne? Aš labai tikiuosi, kad taip. Tai jeigu jūs turėsite daugiau klausimų apie vertinimą ir panašius dalykus, tai drąsiai galite rašyti Silvijai arba man. Savo kontaktus mes, kaip visada, paliekam aprašyme.